Meditacija vienumos priėmimui. Atsisėsk arba atsigulk patogiai. Įsitikink, kad tavo nugara tiesi, o rankos ir kojos nesukryžiuotos. Pajausk savo kūną ir pamėgink sąmoningai jį atpalaiduoti. Nukreipk savo dėmesį į savo galvą ir pamėgink sąmoningai atpalaiduoti savo galvos viršugalvį. Atpalaiduok savo akių vokus, nosį, lūpas, žandikaulį. Ir pajaus, kaip palengva atsipalaiduoja visas tavo kūnas. Na, dabar susijung su dabarties akimirka. Nukreipk savo dėmesį į savo kvėpavimą. Pajaus, kaip oras įeina pro nosį, leidžiasi žemyn ir išeina. Šiuo metu niekas nevyksta, esi tik tu ir tavo kvėpavimas. Esi tik tu ir tavo kvėpavimas. Pamėgink kiek įmanoma susiaurinti savo dėmesio lauką ir tiesiog pabūti su savo kvėpavimu, tokiu, koks jis yra šiuo laiko momentu. Dar keletą akimirkų pastebėk savo kvėpavimą nosies srityje. Šios meditacijos metu tu gali skirti laiko sau ir įsisąmoninti tai, kas tau svarbu. Galbūt šiuo metu tave slegia vienatvės jausmas. Vienišumo jausmas apsunkina tave. Ir šios meditacijos metu aš noriu, kad tu pajaustum, kad esi neatsiejamas šios visatos dalis. Ir šis pasaulis myli tave. Ir visata yra tavo pusėje. Yra labai svarbu rasti laiko savo vidinės ramybės kūrimui, pabūti vienam, vienai. Vienuma yra labai svarbi mūsų gyvenime. Galbūt vienuma taps tarytum svarbia pertrauka tau po kažkokių santykių, netekčių ar darbų. O galbūt tu jauti vienišumą tarp žmonių, artimųjų, šeimoje ar santykiuose. Tai irgi yra normalu.
Tai taip pat gali tapti laiku, kuriuo metu gali atsigręžti į savo vidų. Šis laikas gali tapti tarytum svarbiu etapu, pasiruošiant naujam gyvenimo etapui. Galbūt šiuo laikotarpiu tu suprasi, ką tu nori pakeisti savo gyvenime. Ir viskas su tuo yra gerai. Tu viską padarei ir darai kiek įmanoma geriausiai. Tu viską padarei kiek įmanoma gerai, kaip galėjai, kaip supratai tuo laiko momentu. Ir tu visuomet elgiesi, kaip tu gali geriausiai tuo laiko momentu. Ir tu esi vertas laimės ir meilės. Būti vienam nereiškia būti vienišam. Tu esi šios visatos dalis. Atėjo laikas atrasti vidinę ramybę ir susikurti harmoniją savo viduje. Tu turi gebėjimą kurti pokyčius savo viduje ir tokiu būdu keisti pasaulį aplink save. Tu turi gebėjimą kurti pokyčius savo viduje ir tokiu būdu keisti pasaulį aplink save. Tu esi daugiau nei socialiniai įsitikinimai ar visuomenės spaudimas. Tu esi daugiau nei socialiniai įsitikinimai ar visuomenės spaudimas. Tu esi vertinga, nes tu tiesiog esi šiame pasaulyje. Tu esi vertinga, nes tu tiesiog esi šiame pasaulyje. Mintyse išvardink savo 3 dalykus, už ką esi dėkinga sau. Tai gali būti bet kas. Tavo poelgiai, tavo savybės, gebėjimai. 3 geriausi dalykai apie tave, kurie ateina tau į galvą. Tiesiog išvardink juos savo mintyse. Tu esi šiame pasaulyje, kad darytum jį geresniu. Ir tu renkiesi savo būsenas.
Tik tu žinai, kas kuria tavo viduje šviesą. Tu esi šiame pasaulyje, kad darytum jį geresniu. Ir tik tu renkiesi savo būsenas. Tik tu žinai, kas kuria tavo viduje šviesą. Jeigu šiuo metu tu esi vienas, reiškia tai yra geriausia, kas tau gali būti šiuo laiko momentu. Tai yra reikalingas tau laikotarpis. Ir tik taip tu gali sukaupti savo jėgas ir energiją. Tu gali rinktis ir pamėginti vertinti šį laiką, kurį turi su savimi. Tu visada gali rinktis ir pamėginti vertinti šį laiką, kurį turi su savimi. Būtent dabar tu gali susitikti su svarbiausiu žmogumi savo gyvenime, su savimi. Pažinti save, sužinoti, ko tu nori, ko nenori, kas tau patinka, apie ką tu svajoji. Pamėgink dabar atsakyti savo į šiuos klausimus ir leisk suprasti savo, ko tu nori iš tikrųjų. Apie ką iš tikrųjų tu svajoji. Pamėgink savo tikrus norus atskirti nuo tų, kurie yra tau primesti tavo aplinkos, visuomenės ar pasenusiais įsitikinimais. Pamėgink savo tikrus norus atskirti nuo svetimų norų. Leisk savo keletą akimirkų pabūti su savo mintimis ir atsakyti savo į klausimą, ko tu iš tikrųjų nori. Pamėgink įsisąmoninti, kad tu sprendi, kokiu keliu tau eiti toliau, ko reikia būtent tau. Na, dabar mintise išvardink dalykus, kuriuos tu gali daryti dėl savęs, kai esi vienumoje, kad jaustumeisi geriau ir augtum. Mintise išvardink kiek įmanoma daugiau dalykų, kuriuos gali padaryti dėl savęs, dabar ir artimiausiu metu. Na, o dabar
Ir mintise pakartok savo šios žodžius 3 kartus. Aš esu pakankama, pakankamas. Aš esu pakankama, pakankamas. Aš esu pakankama, pakankamas. Ir dar keletą akimirkų pabūk su savimi, su ramybės ir pasitikėjimo procesu jausmu. Ir kai būsi pasiruošęs, pasiruošusi, iš lėto užbaik šią praktiką.